ačiū. Ačiū viešpačiui. Ačiū Jėzui. Ačiū už kiekvieną širdį, kuri ieško Dievo. Ačiū už kiekvienas akis, kurio žvelgia ir ieško Jėzaus, susitikimo su Jėzumi. Ačiū viešpatie už kiekvieną, kuris sustoja prie tavęs, sustingsta tavo artume ir ieško ir laukia, ką tu kalbėsi, ką tu darysi. Aš dėkoju už tavo bažnyčią, kurią tu statai ir nesustoji statyti. Ir nesustosi niekada statyti savo namų, savo bažnyčios. Aš dėkoju tau, Jėzau. Haleliuja. Amen. Amen. Haleliuja. Viešpats, kaip žinot, mane pašaukė 2013 metais. Aš turėjau susitikimą su juo mašinoje. Ir jis prakalbo man sakiniais, kurie man nebuvo suprantami. Jis man pasakė, kad viską, ką aš planuoju, yra dead end. Tai reiškia, mano ateitis nesimato jo akyse. Neverta. Bet jis pasakė, aš tave kviečiu padėti man statyti mano karalystę. Aš jaučiau jo artumą, aš išgyvenau jo meilę, aš išgyvenau jo absoliučiai tobulą prisilietimą. Aš nesijaučiau kalta, aš nesijaučiau kaltinama. Nors jis pasakė tokius, atrodo, grubius žodžius, baisius žodžius. Tavo gyvenimas veda į nieką, akligatvis laukia tavęs. Atrodo, tokie žodžiai skausmingi, bet aš nesijaučiau pažeminama arba skaudinama. Bet aš jaučiau pakvietimą į kitą lygį, pakvietimą tarnauti jam, pakvietimą statyti tai, ko nesupratau, ką reiškia statyti. Jis mane kvietė padėti jam statyti jo namus. Ir aš tuo metu negalėjau suvokti, ką tai reiškia statyti jo namus. Aš neturėjau suvokimo, kas tai yra iš vis jo dangaus karalystė ir kaip ją galima statyti. Tačiau vieną dalyką, ką aš pagavau tą dieną, kad ne aš esu statytojas, aš esu pagalba. Tu gali savo pasakyti, aš esu pagalba. Ir ko Dievas iš mūsų tikisi? Pagalbos. Kodėl jam reikalinga pagalba? Todėl, kad jisai nori veikti šitoj žemėje per mus, per savo mokinius, per savo pasekėjus. Todėl jam reikalinga pagalba. Ar jis galėtų angelus atsiųsti ir padaryti viską pats? Be abejo. Jis galėtų padaryti, ką nori. Savo žodžiu galėtų padaryti, panaikinti, sustatyti, sutvarkyti. Bet Dievas pasirinko naudoti žmogų. Dievas sugalvojo savo projektą ir planą per žmogų. Jisai norėjo, kad žmogus dalyvautų jo antgamtiniam tobulame plane. Ir jis išsirinko žmogų savo bažnyčios statybai, savo plano, savo projekto statybai. Ir jis išsirinko žmogų, kad žmogus paklustų jam ir nuolankiai padėtų jam. Kad žmogus netaptų tas aš esu, nes jisai vienintelis yra, jo vardas aš esu. O mes esam pagalba. Ir kuo mes labiau pradedam suvokti, kad jisai stato, o aš esu pagalba, tuo mums nukrenta kontrolė, nukrenta keisti įsivaizdavimai, keistos visokios idėjos mums nukrenta ir nukrenta ir nukrenta. Kadangi mes turim suprasti rašto vietą, Mato 16:18. Aš pastatysiu savo bažnyčią. Kas pastatys bažnyčią? Viešpats. Ar tai reiškia, kad mes turim nieko nedaryti? Jisai kviečia mus būti pagalbininkais, mokiniais, pasekėjais Jėzaus. Tai reiškia, bažnyčia stato Viešpats, šventoji dvasia stato bažnyčią, todėl žodis pasako, Jėzus pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią, tu nepergyvenk per daug, aš pastatysiu. Ir kartais, kai mes gyvenam per tam tikrus iššūkius, mes galvojam, kad Dievas niekaip bažnyčios nepastatys. Kartais mes paimam tą tokį įsivaizdavimą, kad kaip laimėti tas sielas, kaip Dievui dabar atvesti tos žmonės, toks vaizdas, kad Dievas toks bejėgis, mes tokie bejėgiai ir mes nieko negalim padaryti dėl Dievo, kai tuo tarpu mums tik reikia budėti, kaip aš galiu padėti šiuo momentu tau statyti tavo karalystę. Kaip aš galiu prisidėti, padėti ir eiti paskui tave, Viešpatie. Kai mes įsivaizduom, kad aš turiu kažką daryti, mes nieko nepajėgiam. Nes žinot, kas yra? Nes žodis sako, kai Jėzus stato bažnyčią, pragaro vartai jos nenugalės. Tai reiškia, pragaro vartai jos neužvaldys, nenugalės. Tai reiškia, ką? Dievas stato savo bažnyčią, bet pragaro vartai bando atsidaryti, bando gundyti žmonės, bando
Ir mes turim labai gerai žinot, kad Viešpats stato savo bažnyčią ir pragaro vartai svyruoja, siūbuoja, kaip įnešti kažką tokio, kad žmogus negalėtų prisidėti prie Dievo darbo. Ir tai yra tokia labai labai svarbi tema. Tai reiškia, priešas žino, kad Dievas stato savo bažnyčią, ar ne? Mes daug kartų esame minėję ir skaitę, kad velnias labai gerai žino Bibliją ir žino, ką Jėzus kalbėjo. Ir jisai gerai žino, kad Dievas stato savo bažnyčią. Ir jisai gerai žino, kad kai Dievas stato, jis pastatys, ar ne? Jisai žino, kad jis niekaip negali sugriauti Dievo projekto, negali pakenkti niekaip Dievui. Bet ką velnias žino? Jis negali sustabdyti Jėzaus nuo bažnyčios statymo, jis negali sustabdyti šventosios dvasios, nes jei jis galės būtų sustabdyti, jis būtų sustabdęs, kad Jėzus nebūtų nukryžiautas. Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, velnias galvojo, kad jis pasiekė pergalę. Jam atrodė, kad tai yra pergalė. Ir kartais velnias galvoja, kai jisai stabdo, jis galvoja, kad jisai laimi pergalę, kai tuo tarpu įvyksta atvirkščiai. Ir mes turime matyti, kad priešas žino ir supranta aiškiai, kad jis negali sustabdyti Jėzaus, negali sustabdyti šventosios dvasios nuo bažnyčios statymo, nuo bažnyčios kūrimo, nuo bažnyčios funkcijos. Todėl ką jisai daro? Jis bando tie, kurie padeda Dievui, bando įnešti sumaištį, bando atnešti kaltinimą, bando atnešti kritiką, bando bet kokiais momentais, bet kokį vėją įnešti, kad žmonės būtų susiskaldę ir iš vis užmirštų, kad bažnyčia turi būti statoma. Tai reiškia, velnias ieško spragų, kaip į tas spragas ateiti, kaip tose spragose įnešti kažkokį chaosą, sumaištį, kad visi pamirštų, kad aš turiu padėti Dievui statyti bažnyčią. Arba išsigastų, prarastų jėgas, prarastų sveikatą ir nebeturėtų jokių jėgų, ne fizinių, ne dvasinių, ne nieko. Padėti Viešpačiui statyti bažnyčią. Todėl mes turim suprasti, kad aš turiu gauti atsakomybės. Ar aš padedu Jėzui kurti bažnyčią? Ar aš nesąmoningai padedu priešui trukdyti tam, ką Jėzus stato? Aš paklausiu klausimą, kur Viešpats man davė, aš mąsčiau apie tai. Ar aš padedu Jėzui kurti jo bažnyčią? Ar nesąmoningai padedu priešui trukdyti tam, ką Jėzus daro? Ir mano žodžiai, mano veiksmai, mano pasišventimas gali padėti Jėzui statyti bažnyčią. Ir mano veiksmai, mano žodžiai gali pradėti kenkti statyti Viešpačiui bažnyčią. Ar ne? Tai reiškia, pragaro vartai jie juda, jie nori užvaldyti, jie nori apgauti, apgaubti, kad tik tai žmonės nesuprastų, kas vyksta. Todėl mes turim pažvelgti, pirmas dalykas, statytojas bažnyčios yra Jėzus. Amen. Bažnyčia priklauso kam? Jėzui Kristui. Planas atėjo iš Dievo. Ar Dievo tobulas planas gali neišsipildyti? Neįmanoma. Gali pragaro vartai, kiek nori tenai cypti su tais surūdijusiam, ar ne? Bet viskas išeina į gerą. Todėl, kad pergalė yra Kristuje ir iš Kristaus ateina pergalė. Dabar klausimas mums yra, ar aš bendradarbiauju su statytoju ir kaip man išmokti bendradarbiauti su statytoju, ar ne? Kaip aš galiu išmokti bendradarbiauti, kuo aš labiau suprantu, kad aš esu pašauktas padėti jam, tuo aš labiau suprantu, kad be bendradarbiavimo su mano Viešpačiu aš nepajėgus nieko daryti. Aš nepajėgus statyti Dievo darbo iš savo norų gerų. Yra labai daug žmonių, kurie turi be galo gerus norus, bet turint gerus norus, tai nereiškia, kad bus vaisiai. Ar jūs išgirdot? Aš galiu turėti geriausius norus, bet tai nereiškia, kad Dievas man duos vaisius. Nes tai yra mano norai, bet Viešpats turi savo norus ir jis pašaukė, aš nežinau, kaip jis pašaukė kitus, bet aš žinau, kaip jis pašaukė mane. Jis nepašaukė mane, pasitrauk Dieve, aš statau dabar. Jis pašaukė mane nusižeminti, ieškoti jo veido, atrasti jį, nors apgraibomis, ir sekti šventąją dvasią, ir paklusti jam, kaip tu vedi, tavo debesis eina, aš einu, tavo debesis sustojo, aš einu, nežinau kur eit. Nežinau kur eit. Nes tavo debesis stovi, man reikia Dievo vedimo, nes aš negaliu padėti Dievui be Dievo. Negaliu statyti Dievo bažnyčios be Jėzaus, neįmanoma, nes statytojas yra Kristus. Ir mes pažvelgsim truputėlį kelis pavyzdžius.
Ir visų pirmiausia, norim išgyti iš Naomės sindromo. Naomė yra labai nuostabus pavyzdys. Rūtos knygą mes truputį peržvelgsim. Naomė yra labai geras pavyzdys, nes Naomė, Rūtos 1 skyriui 20 eilutėje, jinai išsako apie save tokius žodžius. Nevadinkite manęs Naomė, vadinkite mane Mara, nes visagalis labai apkartino mano gyvenimą. Naomė nemato didelio plano, nemato Kristaus plano, nemato galingo Dievo plano. Jinai interpretuoja per savo skausmą. Bet Dievas nestato pagal mūsų interpretacijas ir Dievas nesiremia ant mūsų skausmo. Dievo planas yra tobulas ir išsipildo. Naomė žiūri per savo skausmą, per savo atmetimą, per savo kančią ir jinai įvardina, netgi jinai nenori, kad ją vadintų Naomė. Ir ką reiškia žodis Naomė? Tai reiškia malonumas, malonus, tinkamas, spindesys, malonė, grožis. Kai žmonės vadina Naomė, tai reiškia tu spindesys, tu esi grožis, ant tavęs yra Dievo malonė. Jinai negalėjo to girdėti. Jinai negalėjo priimti tų žodžių. Kodėl jinai negalėjo priimti tų žodžių? Nes Naomė reiškia, tu spindi Naomė. Kitai žodžiais tariant, žmonės žiūri ir sako, tu spindi, tu spinduliuoji, ant tavęs tokia galinga malonė, toks grožis ant tavęs, o jinai negali tų žodžių pernešti. Kiek iš jūsų esate išgyvenę, kai tau kažkas sako, tu esi Dievo vaikas, tu esi pateptas, o tu žiūri, negaliu aš to vadinti. Ne, aš to nematau, kad aš esu toks. Vadinasi, velnias, jeigu gali pagundyti mūsų tapatybėje ir iškreipti tapatybę ir vietoj Naomės pavadinti mus Mara, ką žodis Mara reiškia? Mara reiškia kartus, kartėlis, apkartų širdis, pikta, susierzinus, nepatenkinta, pilna sunkumų nešiojanti skausmą. Reiškia vietoj spindesio, vietoj žavesio, vietoj galingo Dievo plano, vietoj didžiausio Dievo pašaukimo, staiga, nevadink manęs, kad malonė Dievo ant manęs yra. Man sunku, aš nešioju sunkumą, naštas, pyktis man ima, aš susierzinęs, man skaudu, kartėlis, kartumas mano burnoj. Matot, kaip žmogus gali įsijausti į tai, ką jis prarado, tai, kuriam nesisekė. Be abejo, žiūrint natūraliom akimis, Naomė palaidojo savo vyrą ir savo sūnus. Be abejo, jai atėjo skausmas širdyje ir velnias panaudoja skausmą, kad turėtų pergalę. Kad iškreiptų tapatybę, iškreiptų pašaukimą, iškreiptų Dievo vaiką. Tai reiškia, jos vardas yra Naomė, pilna malonės, pilna gailestingumo, džiaugsmo, vietoj to, kad jinai stovėtų tam pašaukime ir sakytų, man nesvarbu, kas atsitiko, manęs nevadinkit Mara, aš nebūsiu Mara, aš esu pašaukta būti Naomė. Jinai neatstovėjo savo kovos, jinai sukosi nuo palaiminimų ir priėmė velnio melą. Sako, vadinkit mane pikta, vadinkit mane pilna kartėlio, vadinkit mane, kad man sunku. Kiek daug krikščionių nori vadintis Mara vietoj Naomės. Velnias mėgsta iškreipti žvilgsnį, iškreipti žmogaus mąstymą, iškreipti matymą tapatybės. Nes jeigu velnias paspaudžia mygtuką į tapatybę, žmogui viskas išsikreipia. Kokia čia malonė melstis už bažnyčią. Man sunku. Kokia čia malonė evangelizuoti, man sunki našta. Aš prisimenu, kaip kažkada evangelizavau, man kartu burnoj, man kažkas kažką pasakė. Netgi galima švenčiausiam darbe apsikrėsti kartėlių ir tą karčią šaknį, auginti karčią šaknę. Jinai Naomė apsisprendė tapti karti, pilna pykčio ir nešioti tą sunkumą, vietoj to, kad pamatytų, Dievas duoda jai Rūtą. Dievas duoda jai Marčią, kuri pagimdys jai palikuonius
Ir ne bet kokius palikuonius, bet tai ateina Jėzaus šaknis. Iš šito šaknies gims Jėzus, gelbėtojas. Mato, Dievo planas yra toks galingas. Atstatymo planas, galingas planas. Įsivaizduokit, Naomė stovi Dievo atpirkimo plano viduryje. Dievo galingo projekto dalyje. Bet jinai negali matyti, nes jinai užsiciklinus ant savo nusivylimo, ant savo tuštumo. Vietoj, kai Dievas mato, aš tau duosiu Rūtą, aš atsiųsiu Boazą, aš atkursiu viską, ką velnias buvo pavogęs, aš atkursiu per Dovydo giminę, per būsimą Mesają. Dievas mato jau Mesają gimusi iš tų iščių. O Naomė mato savo problemas, savo vargą, savo kartėlį ir jinai apsisprendžia likti tam kartume. Todėl mes kaip Dievo vaikai turim suprasti, ar aš padedu Dievui statyti jo karalystę. Jeigu aš apsisprendžiu tapti kartus, piktas žmogus, kerštingas žmogus ir nešioti karčią šaknį. Nes karti šaknis, Hebrajam 12:15, žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų, kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suterždama daugelį. Tai reiškia, jinai prarado malonę, ar ne? Jinai apsisprendė, jos Naomė vardas yra malonės pilna, malonė. Ir jinai sako, nereik man tos malonės, aš būsiu karti. Ir būtent Hebrajam žodis šitai reiškia, kad žiūrėkit, kad neprarastų malonės, kurią Dievas davė ir neišleistų daigų, šaknis kartėlio. Nes jinai pridarys vargo. Ir ką jinai padarys ta šaknis? Suterš daugelį. Suterš daugelį. Tai reiškia, jeigu aš įsileisiu kartėlį, mano ta karti šaknis pradės apkartinti kitus, gali suteršti daugelį. Tai jeigu aš suteršiu daugelį, ar aš padedu Dievui statyti jo namus, ar aš griaunu? Ar aš plečiu dangaus karalystę, ar aš ją siaurinu? Ar aš vedu sielas į bažnyčią, ar aš jau nebenoriu, kad sielos ateitų į bažnyčią? Ar aš einu evangelizuoti, ar aš sakau, ir nereikia, kad čia iš sielos atgimstų? Ar aš prisidedu prie Dievo darbo? Jeigu aš gyvenu malonėje, jeigu aš žinau, kad Dievo malonė mane dengia, aš prisidedu prie dangaus karalystės ir kur beeičiau, aš plečiu dangaus karalystę. Bet velnias žino, kad jeigu jisai kirs į kokią nors sritį ir žmogus įsižiūrės į tą sritį, bet aš praradau vyrą. Aš praradau sūnus. Oi, tu tikrai praradai. Dabar gyvenk tam kartėlį visą gyvenimą. Ir nepriimk jokios pranašystės, kas buvo tau pranašauta, ir jokių dovanų nepriimk, ten ir sėdėk, ten ir būk. Velniui labai patinka, kai mes susikoncentruojam į tai, kas atsitiko natūraliai, žemiškai, kūniškai, sieliškai. Vietoj to, kad pažvelgtumėm, o aš vis tiek malonės pilnas žmogus. Man Dievo malonė, nes aš gyvenu antgamtiškai. Negali susikoncentruoti į eilinės problemas, į smulkmenas. Jos amžinam gyvenime yra tik smulkmenos. Visos problemos amžinam gyvenime yra smulkmenos. Ar tu galvoji, atėjęs pas Viešpatį dangų, sakysi, mane ten kaip sunervavo, man ten įtempė, ten aš praradau. Ką? Ar tu prisiminsi tos dalykus? Yra tik smulkmenos. Ir žinot kas? Tik šurmulys, tik triukšmas, tik kažkoks šlamėjimas ausy. Nes mūsų laukia amžinasis gyvenimas. Ar tos smulkmenos yra vertos? Naomė, ar verta tau tapti Mara, ar verta tau tapti pilna kartėlių, kai tu žinai, kad iš tavo palikonių gims Jėzus? Ar verta tau būti karčia? Ar verta tau prisiminti ir žiūrėti, kokią tu vargšė, kai tu ypatingai palaiminta? Naomė, tu malonė apgaubta, tu ypatingai palaiminta, nes žiūrėk, kas atsitiks. Bet Naomė gyvena tam laikotarpį, kur nemato. Todėl mes kaip Dievo vaikai turim labai žiūrėti per Jėzaus akis. Į projektą Dievo, ar aš prisidedu prie Dievo darbo, ar aš plečiu Dievo darbą. Kur aš esu, kai Dievas dirba? Kur aš esu? Kuo aš prisidedu, ar ne? Aleliuja. Aleliuja. Jėzus stato bažnyčią. Ar Naomė nori būti Naomė, ar Naomė nori būti Mara. Jisai toliau stato bažnyčią. Jisai nesustoja, jis toliau dirba savo darbą.
Todėl negalvokim, kad jeigu mums kažkas yra, tai Dievas ir sustoja. Jeigu mes sustojam, Viešpats sustoja. Viešpats visada ieško žmogaus, kurį gali naudoti. Viešpats visą laiką ieško savo žmogaus pagal savo širdį. Jisai panaudoja vieną, jeigu tas žmogus nenori, negali, atsitraukia, tampa kartus, Viešpats ieško žmogaus pagal savo širdį. Taip atsitiko Sauliui ir Dovydui. Saulius buvo išrinktasis, pateptasis, bet kai Saulius nusprendė pataikauti žmonėm, o ne Dievui, Dievas atitraukė savo ranką nuo Saulius, nes Saulius norėjo pataikauti žmonėm. Ir Viešpats ieško žmogaus. Kokio? Pagal savo širdį. Ar Dovydas buvo tobulas, ar Dovydas buvo viskas jame gerai? Jo širdis atitiko Dievo pašaukimą, pasirinkimą. Niekas širdies nemato, tik tai Viešpats. Niekas nesuprato, kad Sauliaus širdis jau nevaikšto su Viešpačiu, kad Sauliaus širdis pataikauja žmonėm. Niekas nematė, nes žmonės ir toliau jį laikė karaliumi, tačiau Viešpats jau atsitraukė nuo Sauliaus, o išsirinko Dovydą. Kadangi Viešpats ieško širdies, kuri panaši būtų jį, kuri toliau padėtų Jėzui statyti. Toliau, nes Saulius nusprendė statyti savo karalystę, taip kaip jam patiko, o Dovydas sekė Dievu, ieškojo Dievo, todėl Viešpats nori žmogaus, kuris nestato savo, o stato pagal jį. Aleliuja. Ir kas toks žmogus buvo Biblijoje? Nehemijas. Nehemijas. Aleliuja. Nehemijas buvo tas žmogus, kuris suprato tikslą ir neleido jokiem nusivylimam, jokiom atakom, jokiem išbandymam patraukti jo nuo darbo. Nehemijo knyga yra nuostabi, aš be galo mėgstu Nehemijo knygą. Nehemijas negavo, iš pradžių, jeigu skaitom Nehemijo knygą, Nehemijus puikiausiai dirba savo darbą, jis neturi jokių iššūkių, jokių testų, nieko, jisai dirba savo darbą, bet, kai Nehemijas pradeda darbuotis Dievo projekte, kai Nehemijas atsistoja su Dievo planu darbuotis, kad Dievo būtų padarytas darbas, priešams buvo pranešta. Priešams buvo pranešta, kad siena atstatyta, spragos užtaisytos, tik dar nebuvo įstatytos durų vartuose. Ir priešai iškart sujudo. Wow, atsirado žmogus pagal Dievo širdį. Iš kur jis atsirado? Kuris stato ir dirba, ir spragas užtaiso, ir sienas atstato. Kas jisai toksai? Ir ką jie padarė? Kokia priešo pirma taktika? Kvietė Nehemiją susitikti. Ar ne? Kviečia Nehemijų, atsitrauk nuo darbo, eik. Ir žinot, labai įdomus Nehemijo charakteris. Jisai pajautė, kad jie buvo sugalvoję piktą prieš jį. Jisai pajautė dvasioj, kad jis negali eiti kalbėti. Ar jis buvo išdidus? Ne. Jisai suprato ir jis pasako 3 eilutė 6:3. Dirbu didelį darbą ir negaliu ateiti. Darbas sustotų, jei eičiau pas jūs palikdamas jį. 4 kartus jie taip siuntė. 4 kartus iš visų pusių bandė trukdyti. Tačiau Nehemija žino, aš esu pasiųstas dirbti. Man nėra laiko, kada argumentuoti, kalbėti, gaišt laiką, kažką įrodinėti, galų gale pasiteisinti, kodėl aš čia dirbu, ką aš čia dirbu, kaip aš čia dirbu, ką aš čia... Jis suprato, aš neturiu laiko teisintis, aš neturiu laiko, kada guostis, aš neturiu laiko, kada kalbėti. Jisai suprato, ką aš esu pašauktas statyti, esu pašauktas galingą darbą dirbti ir todėl tas apreiškimas ir suvokimas, kad mano laikas trumpas ir visa Dievo šlovė aš turiu statyti, jisai suprato, dirbu didelį darbą ir negaliu ateiti. Koks tu išdidus, puikybės pilnas. Nehemijas žinojo, man svarbiausiai yra prieš Dievą širdis.
Svarbiausia prieš Dievą širdis, jisai suprato paskirtį, jisai suprato, kad tai priešo kvietimas, jisai suprato, kad darbas sustos ir nebus Dievo šlovės, jisai skubėjo padaryti Dievo darbą. 4 kartus priešas jam vis gundė, kad tik jisai būtų atitrauktas nuo statymo. 5 kartą jau jie atsiunčia atvirą laišką. Jau dabar tas laiškas yra su apkalbom. Tam laiške jau parašyta, tautose sklinda gandas. Tai reiškia, jau ateina apkalbos, jau ateina prirašyti nebūti dalykai, kurių nėra. Tautose sklinda gandas, kad ir dar atsiranda kažkoks žmogus, kur patvirtina tą gandą, kad tu ruošiesi maištui. Matot, priešas nežino, kaip atitraukti Nehemiją nuo darbo, tai jis dabar bando apgauti, kalbėti, apkaltinti, ko žmogus niekada nėra padaręs. Sako, sklinda gandas ir tai padaro, atrodo, kad visas pasaulis tik apie Nehemiją šneka. Tik visi šneka, tik visi laikraščiai šneka, visa televizija tik tai klykia, tik žinok, viskas prieš tave yra. Gandai, pletkai, apkalbos, viskas prieš tave, kad tu maištininkas esi Nehemijau. Ar ne? Kad tu nori tapti karaliumi. Ir vis tiek reikalauja, ko ateik pasitarti. Ką Nehemijas atsako? 8 eilutė. Nieko panašaus nėra. Tai tik tavo prasimanimai. Charakteris. Koks tvirtas charakteris. Čia yra nesąmonės. Čia absoliučiai prasimanimai, čia yra kvailystės. Bet tu įsivaizduok, visas Facebookas, visas YouTube'as rėkia, šaukia. Nehemijas daro tokius dalykus, sklinda gandai, visi laikraščiai televizijos prieš tave Nehemijau kalba. O jisai sako, čia nesąmonės, čia laiko gaišinimas, neturiu laiko tam. Koks charakteris? Nes jisai žino, kam jisai pašauktas, jisai žino, kur jisai turi stovėti ir jisai žino, ką jam reikia nuveikti ir jis atpažįsta priešo taktiką ir atpažįsta, kad priešas nori būtinai jį vilioti į spąstus. Į kokius spąstus? Gaišinti laiką. Gaišinti laiką, kad darbas nebūtų atliktas. Sako, ateik pasitarti. O apie ką pasitarti? Kad tu kaltintum, o aš klausyčiau? Nehemija suprato. Ar tu nori pasitarti, kad tu mane kaltintum, ko aš nepadariau, o aš klausysiu ir atsiprašinėsiu? Ne, aš neturiu laiko, čia yra tavo prasimanimai. Ir jisai sako, jie norėjo mus įbauginti, manydami, kad aš nuleisiu rankas. Sako, priešas mane baugino, gazino, bandė iš visų pusių. Dėl ko? Dėl ko priešas tai darė? Kad darbas nebūtų užbaigtas. Kad būtų darbas sutrukdytas. Kad darbas nebūtų užbaigtas. Kad konferencija būtų nepadaryta. Kad knygos būtų neparašytos. Kad maldos susirinkimai neįvyktų. Kad evangelizacijos neįvyktų. Kad sielos nebūtų laimėtos. Viskas yra daroma priešo. Kad būtų darbas Dievo sustabdytas. Kad dangaus karalystė nebūtų plečiama. Viską velnias tiek susikoncentruoja. Tokias strėlės leisti, kad tik tai sustabdyti Dievo procesą, Dievo darbą, Dievo karalystės statymą, kad darbas nebūtų užbaigtas. Tai reiškia įžeidimą, apšnekas, kaltinimą. Ir dauguma žmonių sustoja. Ir jūs žinot, kad dauguma žmonių sustoja, kai juos kažkas apkalba, kai jiem kažkas kaltina, kai jie negali ištverti. Dauguma žmonių sustoja ir sako, aš nebegaliu toliau. O ką Nehemijas padarė? Tačiau tai mane dar labiau sustiprino. Įsivaizduojat? Matot charakteris? Mato Dievo vyras, kuris sako, mane tai tik sustiprino. Manęs nesusilpnino. Man tai davė tik įžvalgumą, tik supratimą, tik suvokimą. Mane tai sustiprino. Matot, koks Dievo charakteris yra Nehemijai. Koksai charakteris. Matot, Dievas ką pasirenka? Kokį tarną pasirenka, kuris stovi, neturiu laiko, čia kvailystės, čia laiko gaišinimas, čia tuštybė ir vėjo gaudimas, mano koncentracija statyti ir aš statau. Ir aš niekur neisiu ir niekur nesitrauksiu. Ir visi išbandymai, pasakyk savo, visi išbandymai mane dar labiau sustiprina.
Visi iššūkiai mane dar labiau sustiprina. Aleliuja, matot, tai reiškia, mes einam kaip bažnyčia, konferencija turėjo moterų, ji pakyla. Tada kitą sekmadienį aš pamokslavau, šventoji dvasia kalbėjau, bažnyčia pakyla. Ir jūs dabar matot procesą, kaip reikia statyti dangaus karalystę ir kaip turi bažnyčia pakilti prieš priešo melą, atsistoti prieš priešo melą ir neįsigasti. Darbas turi būti užbaigtas, o visi iššūkiai mane tik sustiprina. Visi iššūkiai tik mane sustiprina. Aleliuja. Tada buvo jam gundymas kitas. Sako, ateik, užsirakink, kad tavęs nenužudytų. Žodžiu, gąsdinimai, kad tu gali mirti, tave gali nužudyti. O Nehemijas vis tiek stovi, neįsiu. Bet tave gali nužudyti, tau reikia pasikavoti, tau reikia užsirakinti duris. Žodžiu, užčiaupk savo burną, nustok darbuotis, nežinok, dabar yra pavojus, ar ne? Bet, sako, Nehemijas suprato, kad mane įbaugintų ir padarydamas nusidėčiau, kad paklusdamas nusidėčiau. Nehemijas turėjo Dievo baimę, ne žmonių baimę. Jisai suprato, jeigu jis paklus žmonių bauginimam, jisai nusidės prieš Dievą. Jis turi būti statytojas iki galo ir daryti Dievo darbą iki galo. Bet žinot ką, velnias nesustojo. Tobijas, Sanbalatas ir pranašai Noadija ir kiti pranašai norėjo jį bauginti. Reiškia, velnias apgaubė daugiau žmonių. Ne tik tai keli žmonės, bet ir pranašę ir kitus pranašus įtraukė į darbą sustabdyti Dievo darbą. Todėl šiandien klausimas mums visiems yra, ar aš prisidedu prie Dievo statymo, nes jisai stato, ar aš einu su juo ar ne, jisai stato savo namus, savo bažnyčią, ar aš prisidedu, ar aš tampu tą pranašę Noadiją, ar aš tampu tas irgi, kuris pasimetęs ir trukdau Dievo darbą. Yra labai svarbu suprasti. Žiūrėkit, Nehemija nesiginčijo, nesigynė, negaišo valandų, nei laiko apžvelgti kritiką, analizuoti kritiką, nesileido į nesibaigiančias diskusijas. Kodėl? Jisai suprato, laikas trumpas ir darbas turi būti atliktas. Kodėl Jėzus pasakė, melskitės darbininkų, laukai boluoja, sielų pilna, kurie turi atgimti, bet trūksta darbininkų. Bet dabar dar yra giliau apreiškimas, kokių darbininkų trūksta, kurie negaišina savo laiko, apsukom jokiom vietorom negaišina savo laiko, bet koncentruojasi, Dievo darbas turi būti atliktas, Dievo darbas turi būti padarytas ir Kristaus bažnyčia negali sustoti. Aleliuja. Ir aš nebūsiu tas, per kurį velnias veiks stabdyti Dievo darbą. Ar ne? Aš nebūsiu tas. O kaip galima? Kaip tai atsitinka? Įsižeidimai atitraukia žmonės. Išsekina. Velnio strategija labai paprasta. Jis negali sustabdyti Kristaus, kad jis statytų, ar ne? Jis bejėgis. Velnias negali sustabdyti Jėzaus Kristaus ir sakyti, tu nieko nepastatysi. Jis negali. Todėl jisai bando stabdyti Kristaus pasekėjus. Ir kokia jo taktika? Kaip sustabdyti? Jisai bando sustabdyti statytojus nuo statybos. Ką statytojas stato? Jisai visai velnias bando įmesti visokių kliūčių, visokių trukdymų, kad nestatytum dangaus karalystės, neprisidėtum prie Dievo darbo. Jeigu tikinčiųjų neįmanoma sustabdyti, tai bando bent atitraukti. Bent atitrauk, duot kažkokį chaosą, kad tik tai atitrauk, duot kažkokį tai bereikalingas naštas nešioti, kad tik atitraukt, kad tik žmogus eitų aplinkui, bet niekad į tašką nepataikytų. Daug eitų aplinkui, daug kalbėtų, bet niekad į tašką. Jeigu ir taip neįmanoma, tai tada velnias ateina su strategija įžeisti. Įžeisti. Išsekinti. Atimti jėgas. Išsekinti, kad žmogus jaustųsi bejėgis, melsis, bejėgis stovėti. Tada velnias labai gerai pasidarbuoja, įvelia į apkalbas ir kaltinimus. Nes jo tikslas pašalinti statytoją. Pašalinti apkaltinus
atitraukti, įžeisti, bet kokiais būdais. Velnias bando įvairias strategijas, ką padaryti, ką pasakyti, kur veikia. Matot, Nehemijui niekas neveikia. Kaltink kiek nori, įžeidinėk kiek nori, apkalbėk kiek nori, kirsk kiek nori iš kurios pusės. Jisai, kodėl neveikia Nehemijui? Jisai žinojo, darbas turi būti atliktas ir laikas labai trumpas. Ar mes žinom, kad laikas yra trumpas? Įsivaizduokite, jeigu mes koncentruojamės, o jeigu Jėzus rytoj sugrįš, ko aš čia užsiemu? Iš karto nublanksta viskas, matot, mes turim turėti tą troškimą, juk Jėzus gali bet kada sugrįžti. Kuo aš užsiemu? Įsivaizduokit, jeigu tu žinai, kad rytoj Jėzus sugrįžta, tu iškart visiems atleidi, visus myli, visiems, aleliuja, viskas, ar ne? Labai lengva pasidaro, labai greitai persiorientuot, kai žinai, kad Jėzus ateina. Bet jeigu bažnyčia nelaukia Jėzaus, tai laikas yra beribis. Atrodo, dar turiu labai daug laiko klysti, iš klaidos į klaidą eiti, turiu daug laiko. Bet matot, Nehemijas buvo susikoncentravęs, kuo greičiau padaryti Dievo darbą. Koncentracija buvo labai aiški, Dievo darbas, Dievo laukai boluoja, man reikia dirbti ir einu pirmin ir darau darbą iki galo. Todėl jo koncentracija statyti dangaus karalystę davė tą stiprumą, tvirtumą. Aš žinau, kas aš esu. Tai reiškia, jisai žino savo tapatybę. Jeigu mes lengvai pagundomim, reiškia, aš nežinau tiksliai, kas aš esu. Jeigu mane gali kažkas apkalbėti ir aš įsižeidžiu, jeigu man gali kažkas pasakyti kaltinimą ir man skaudu, reiškia, aš dar nesu tvirtas tapatybėje. Mums visiems reikia įsitvirtinti tapatybėje Kristaus. Kad jeigu kas be kaltintų, kas be ką pasakytų, kas be įžeistų, tu žinai, aš nesu tas žmogus. Nesu tas žmogus. Haleliuja. Jisai labai stipriai turėjo tapatybę, suprato, kas jisai yra ir jisai žinojo pašaukimą, jis žinojo, kodėl jis pašauktas, jisai žinojo, kad aš Mara nebūsiu. Aš nesu Mara. Aš esu palaimintas Nehemijas. Aš esu tas Dievo vyras, kurį Dievas mane pašaukė, pakvietė ir aš statau ir man nesvarbu, kiek priešų iššūkių. Nehemijas davė taip darbavosi, kad jisai vieną ranką statė, kitą ranką priešus nusiminėjo. Viena ranka statė, kita priešus nusimetinėjo. Ir mums visiems reikia išmokti tą daryti. Nes dangaus karalystė nesustoja dėl to, kad bažnyčios pastatas pasistatė. Dangaus karalystė plečiasi, 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 plečiasi. Ir mes turim matyti, Dieve, ar aš prisidedu, ar aš galiu būti tas, kuris stabdo, tą stabdį padaryti. Ar aš susidedu su kaltintojais, ar mane galima greit pagundyti, ar mane galima greitai įžeisti, ar mane galima greitai pasakyti žodį ir aš įsigastu. Jeigu tau kažkas pasakytų, prieš tave yra skelbimai, prieš tave visi sako, kad tu tą darai, aną darai, ar tu verksi, ar tu sakysi, aš žinau, kas aš esu Kristuje. Manęs tai visai nei šilta, nei šalta. Ar atlaikytum kritiką? Tokią, kokią Nehemijas turėjo atlaikyti. Ar atlaikytum tokią kritiką, kai visi laikraščiai, visi skambėtų, YouTube skambėtų melagingai, o tu vis tiek statai toliau. Nes tu žinai, kas tu esi, tu žinai tapatybę, tu žinai, kad tu esi sūnus Dievo, tu žinai, kad tu esi pašauktas ir eini pirmin. Iššūkis. Haleliuja. 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 Nes mes žinom velnio tarnystę, ar ne? Jisai yra kaltintojas ir jisai kaltina nuo pradžios ir jo darbas yra kaltinti, bet mes turim šventąją dvasią. Šventoji dvasia nekaltina, šventoji dvasia įtikina ir įveda į atgailą. Įtikina, atveria akis ir įveda į atgailą. Ne? Šventoji dvasia mus veda atgal prie Kristaus. Ką velnias daro? Stumia nuo bažnyčios, stumia nuo Dievo darbo, stumia nuo Jėzaus, stumia. O šventoji dvasia atleisk, pasigailėk, nusižemink, ieškok mano veido ir ateis atgaivos laikai ir tau bus lengva ir tu praeisi ir tu sustiprėsi. Ir tu sustiprėsi, nes mums visiems reikia sustiprėti. Visiems iki vieno. Galbūt tiem, kurie tik atgimė, jiem iš vis yra kaip tai, kas čia yra. Bet brangieji, mes visi einam per periodus tam tikrus. Ir mes per kiekvieną periodą eidami turim suprasti, aš tik sustiprėjau.
aš sutvirtėjau, aš supratau velnio taktiką ir supratau, kaip Dievas stato ir Dievas veda. Ir kiekvienas žmogus, aš meldžiu, kad sustiprėtų po šito žodžio. Sustiprėtų, kad pamatytų, kad viešpats atstatinėja savo nuotaką, valo savo nuotaką, keičia savo nuotaką, kad mes lauktumėm viešpačio ir suprastumėm, jis tuoj sugrįžta ir mums nėra ko užsisukti pasaulio sistemoje, kai mes turim statyti dangaus karalystę ir plėsti jo darbą. Aleliuja. 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 Velnias kaltino ir jisai kaltins ir jisai nepabaigs kaltinti, nes čia yra jo darbas, jo etatas, jisai žino savo darbą ir jis tą darys. Aleliuja. Bet Romiečiams 1 skyriui rašoma labai įdomiai apie įvairiausias nešvaras ir labai 29 eilutė išvardint tokius stiprius žodžius, pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės, blogo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastos, paniekos. Ir paskutinis žodis apkalbų. Ar apkalbos gali eiti kartu su tais žodžiais pavydas, žudynė, klastos, paniekos, nesantaikos, visoks blogis ir pridėta apkalbos. Kas yra tos apkalbos? Šitos apkalbos, būtent žodis reiškia šnabždesys, slaptas šmeižikas, šnebždėjimas. Kai žmogus atvirai kalba, sako, man tas nepatiko, aš nežinau kaip, bet pasišnekam, pasiaiškinam, aš noriu suprasti. Bet kas yra apkalbos, tai yra slaptas šmeižimas, šnibždėjimas į ausį. Tik niekam nesakyk, bet žinok, va taip yra. Šnibždėjimas. Kažkas, ir žinot, dar kas giliau reiškia šitas žodis, kažkas, kas šnibžda nuodus į santykius. Paprastai šitie nuodingas šnibždėjimas vyksta ne viešai, bet tyliai, slapta, strategiškai. Strategiškai kodėl? Įžeisti, skaudinti, atitraukti Dievo darbininkus nuo Dievo darbo. Todėl ir Jėzus sakė, melskitės už darbininkus. Matot, gaunat gilesnį apreiškimą, kodėl melstis už darbininkus. Todėl, kad velnias visai painioja Dievo darbininkus, kad juos atitrauk nuo Dievo darbo, apiblausti, apšnekėti, prišnibždėti, prikrauti nuodų, kad žmogus nebenorėtų prisidėti prie jokio Dievo darbo. Velnias darbuojasi tam, todėl tos apkalbos atrodo, ai tai čia tik apkalbėjau, jos yra be galo pavojingos. Labai pavojingos, nes tai šnibždėjimas eina su nuodais, kad žmogus sakytų, ai tada aš nežinau, aš čia neprisidėsiu. Nes jūs supraskit, bažnyčia yra tyra. Jinai statoma ant meilės, ant tyrumo, ant švarumo, ant laukimo Kristaus yra švara. Ir jeigu tik tai nuodai kažkokį krenta žmogui, žmogus sako, aš nežinau, aš dabar neprisidėsiu. Bet labai gerai jaučiasi baruose tie žmonės. Labai gerai jaučiasi, kur yra pilna nuodėmės, jie jaučiasi gerai. Jie jaučia, aš kalbu iš praktikos, aš turiu daug praktikos. Ir kalbu iš praktikos, kad žmonės kartais nedrįsta į bažnyčią ateiti, nes jie, nežinau, ten kažkas kalbėjo, bet jie puikiausiai taurelę kilnoja ir nusigeria ir nukrenta. Jie gerai jaučiasi, jie nesijaučia blogai. Nesijaučia blogai, todėl kad yra tas šnibždesys, kaip ir gyvatė pašnibždėjo Ievai. Ar tikrai? Todėl mes turim būti tokie budrus, nes apkalbos yra pavojingos nuodai, nes jos puola tai, ką stato Jėzus. Nes bažnyčia yra statoma ant pasitikėjimo, ant sandoros, ant vienybės, ant meilės. Pagalvokit, bažnyčia kokia galinga, kai eina meilėje, vienybėje, pasitikėjime. Todėl velnias bando įberti bet kokių nuodų, kad žmogus nepasitikėtų. Kiek iš jūsų esat girdėję, o aš tai neaukosiu, aš nepasitikiu. Nepasitikiu. Bet visur į pasaulį, kur nueina, viską perka, viską daro, pasaulio dvasia kelia, pasaulio kunigaikščiui visur deda ir viskas gerai. Ale bažnyčioje tai jau nepasitikiu. Nes yra tas šnibždesys, tas apgaulė, kur žmogus pagauna tą pavojingą apkalbą, šnibždėjimą. Aleliuja. Dieve, aš dėkoju tau.
apkalbos puola pamatus, nes statytojas naudoja plytas. Statytojas naudoja plytas, stato pamatus, uždeda užlydo visas spragas, o apkalbos puola pamatus, pašalindamos po plytą, ištraukdamos po plytą, kad pamatas susiskaldytų ir net stovėtų. Apšnekus ištraukia akmenį, statytojas stato, formuoja, meldžiasi, formuoja, aukojasi, darom konferencijas, darom maldos tarnavimus, statom, Dievas toliau juda, pakilom moteris, pakilo bažnyčia, pakilom visi, pakilom, darom, einam, veržėmės ir jau bažnyčia pradeda judėti, jau bažnyčia nori eiti. Ką daro velnias? Apkalbas į pamatus, ištraukia plytą. Jau yra tarpai. Jau žmogus, aš nežinau, ar aš čia noriu prisidėti. Bet visur pasaulyje prisideda. Bet tik prie Dievo karalystės nenori prisidėti. Gali apčiuopti, kodėl pasaulyje visur prisideda žmogus, bet tik bažnyčioje jau atsitraukia. Todėl ženklas, jau velnias pasidarbavo, žmogų apgavo ir jau plyta ištraukta, jau yra skylė. Jau yra sumaištis, atskirimas. Haleliuja. Patarlių 16:28 žodis sako, ydingas žmogus sukelia vaidus ir plepys išskiria draugus. O plepys iš tikrųjų tas yra apšnekėtojas. Ydingas žmogus sukelia vaidus, o apkalbėtojas išskiria draugus. Išskiria Kristaus kūną, išskiria draugus. Apkalbos išskiria Dievo planus, Dievo tikslus, draugystės, kurias metai iš metų gali statyti ir statyti. Trunka laiko pastatyti draugystės, trunka tiek daug metų pasitikėti, mylėti, vienas už kitą kovoti, statyti tą pamatą. Velnias ateina, pameta pletkus ir išskiria draugus, žodis sako, ar ne? Apkalbos ne tik pasiekia ausis, bet jos pasiekia širdį. Patarlių 18:8, apkalbos yra lyg skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius. Reiškia, apkalbos, tas žodis morsels yra kaip šokoladinės, tos morsels yra tie šokoladiniai gabaliukai. Apkalbos atrodo, kaip šokoladas, jos tokios skanios, ką sakė, kur ten ką sakė, kaip kas ten ką sakė. Žmogus atsiveria kaip gaudamas šokoladą, bet iš tikrųjų pasiekia vidurių, žmogui pasidaro negera ir jis nesupranta kodėl. Ir už tai dauguma žmonių sako, aš atsitrauksiu, aš kažką girdėjau. Bet ar tu pagrindėjai, ar tu pabudėjai, ar tu išsiaiškinai, ar tu tikrai dėjai klaustuką ir bandai išsiaiškinti, ar tiesiog aš patikėjau ir viskas, man pasiekė mano vidurius. Ne? Paulius kalbėjo Efeziečiams 4:29, joks bjaurus žodis, tai neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir teikia malonę klausytojams. Kas tas bjaurus žodis? Supuvęs, puvėsių pilnas žodis. Todėl mums taip svarbu suprasti, Dieve, mes galim su savo burna statyti Dievo namus ir griauti Dievo namus. Galim prisidėti prie statybos ir būti kaip Nehemijas. Patarlių 14:23 žodis sako, kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą, į trūkumą. Tai reiškia, kiekvienas darbas yra pelningas, bet tušti plepalai, apkalbos veda į skurdą. Žmogus nieko nepasiekia. Ir žmonės visą gyvenimą praleidžia apkalbom, tu girdėjai. Brangieji, čia ne mūsų pašaukimas, ne mūsų bažnyčios pašaukimas. Ir ne Kristaus bažnyčios pašaukimas. Šiais laikais labai madoj paleisti apkalbas ir atitraukti žmonės nuo Kristaus bažnyčios. Paleisti bet kokias nuodus, bet kokias apkalbas. Kažką girdėjau, kažkur kažką pagavau. Paleisti nuodus ir atitraukti, ištraukti plytą iš Kristaus statybos. Ir aš kartais galvoju, vau, Dieve, kaip baisu būti tokiam žmogui, kuris paleidžia. Ir aš šnekėjau su viešpačiu, sako, viešpats, tu prisimeni Judą. Sako, ką aš pasakiau, geriau tokiam žmogui negimti. Nes įsivaizduokit,
trukdyti Dievo darbą, gaišinti Dievo darbą, stabdyti Dievo darbą, paleidžiant savo liežuvius, sustabdyti, užkirsti Dievo darbą. Jūs įsivaizduokit, koks atlygis yra. Įsivaizduokit, koks atlygis. Stabdyti Dievo darbą, Dievas vis tiek padarys savo darbą. Dievas vis tiek padarys, ne per tą, per aną padarys, jisai padarys, nes jis yra statytojas bažnyčios, jis yra statytojas ir jis pastatys. Jis pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir pragaro vartai, matot, mes turim tą pavojų, statymas bažnyčios, bet pragaro vartai jie siūbuoja. Pragaro vartai atsiveria ir ateina tam tikri iššūkiai bažnyčiai. Bet mes turim žinoti, Jėzus pradėjo bažnyčią statyti ir jis pastatys. Ir įsivaizduot, kaip nuostabu. Matyti, Jėzau, tu pastatysi, reiškia, aš pastatysiu. Tu statai, tu pastatysi ir aš pastatysiu su tavim kartu. Nes jis yra statytojas. Ir nesvarbu, kad pragaras priešinasi iš visų jėgų, bando pakenkti iš visų jėgų, bet jis bando pakenkti mums, Dievo vaikam. Įmesti kažkokį nuodą į mūsų gyvenimą, kad mes atsitrauktumėm, kai Jėzus sako, melskitės už darbininkus. Ir aš tiesiog dabar, aš meldžiu už kiekvieną, kuris šiandien dalyvauja bažnyčioje, ir meldžiuosi už kiekvieną, kuris esat YouTube, kurie dabar klausotės ir kurie vėliau išgirs šitą žinią. Aš meldžiu už tavo širdį, už tavo sielą. Tu žino, kad Dievas į tave žiūri kaip į savo dangaus karalystės darbininką. Jis tavęs netmeta, jis tavęs neišduoda, jisai nori, kad tu taptum jo darbininku. Jisai nori, kad tu pilnai darbuotumės dėl jo galingo darbo. Ir pagalvok, koks laimikis, koks vainikas laukia tavęs. Tie, kurie išlaikė pagundimus, atlaikė testas ir bėga savo bėgimą iki galo. Ir jeigu šiandien tu esi pagundime, jeigu tu šiandien esi ta plyta, kuri vos laikosi ant pamato, tu jauti, kad tave traukia pirmin atgal, aš meldžiu. Statydinkis į Dievo namus, nesiblaškyk, nekeliauk aplinkui, nebūk tas, kuris vieši. Tapk namiškiu, aš meldžiu kiekvienas, kuris šiandien girdit. Tapk namiškiu, tapk Dievo namiškiu. Nėra laiko travelinti, keliauti per bažnyčias, nėra laiko, bet nes yra tas laikas toks svarbus, jeigu Jėzus greitai sugrįžta. Jisai nori sugrįžti, bet mes turim darbuotis. Ir jeigu jisai greitai sugrįžta, ką aš padariau dėl jo? Ar aš traukiau tas plytas iš pamato, ar aš nešioju kažkokius žodžius, kurie trukdo Dievo darbo, ar aš susikoncentruoju. Nuo šiandien aš labai budėsiu prie savo burnos, nuo šiandien aš budėsiu prie savo širdies, ką mano širdis jaučia, ką mano širdis išgyvena, ir aš būsiu budrus, ką aš atpalaiduoju, nes Dievas mane pašaukė būti statytoju ir aš noriu statyti su juo. Aš noriu stovėti kaip Nehemijas. Ir jeigu tu šiandien jautiesi, o aš jaučiuosi kaip Mara. Aš jaučiuosi kaip Mara, pilna kartėlio, pilna skausmo, pilna įžeidimų. Aš meldžiu šiandien už tas Maras, kurios šiandien jaučiatės, o mane įžeidė, o mane įskaudino. Pamatyk, tai ne brolis, tai ne sesuo tave įžeidė. Tai velnio darbas, tai priešo darbas, kuris studijuoja tavo silpnumus. Priešas, kuris žiūri tave, kur galima tave būtų pavergti, kur galima būtų tave apgauti, kur galima būtų pasikėsinti tave. Kam? Kad atitrauktų tave nuo Dievo darbo, kad išplėštų tave iš Dievo namų, kad pasikėsintų į tavo širdį, kad tu toliau blaškytumės per pasaulį ir nežinotum iš viską daryti. Yra dauguma žmonių, kurie ištraukti iš bažnyčios ir jie neranda savo vietos, jie nepritampa, neranda savo vietos. Neleisk savo širdžiai būti įžeista. Jeigu kas jaučiatės įžeisti, atleisk dabar. Atleisk tiesiog dabar. Atleisk, nes Jėzus tau atleido daugiau. Atleisk, nes tavo įžeidimas tave trauks iš bažnyčios, trauks nuo draugų, brolių, seserų. Aleliuja, aš meldžiu, kad tau būtų lengva atleisti ir kad taptum statytojas. Aš meldžiu už kiekvieną, kad jūs taptumėt statytojai ir atpažintumėt. Atpažintumėt,
čia tik priešas sėlina, čia priešas panaudojo brolį, čia priešas panaudojo seserį, čia tik priešas, kuris ateina įmesti akmenis, tik priešas, kuris mėto strėles į širdis, tik tai priešas, kuris daro piktą darbą, bet mes stovėsime vienybėje, mes kaip bažnyčia, kaip Dievo namai stovim vienybėje, nes Dievas pakėlė mūsų bažnyčią, pakėlė mūsų namus, kad mes nekristumėm, bet būtumėm tvirtesni, susistiprinę. Šiandien aš sustiprinu bažnyčią, sutvirtinu bažnyčią, nes Viešpats pakėlė savo namus, pakėlė bažnyčią. Kodėl? Nes Jis laukia tavęs, kad tu būtum jo statytojas. Jis nori, kad tu prisidėtum, Jis nori, kad tu turėtum dalį, nuostabiausią dalį, kad tu turėtum statyboje. Jis nori, kad tavo širdis būtų statyboje. Jis nori, kad tu laimėtum sielas, Jis nori, kad tu mylėtum žmonės, Jis nori, kad tu apkabintum žmonės, Jis nori, kad tu pagostum, Jis nori, kad tu melstumės už ligonius, Jisai nori, kad tu išvaikytum demonus, Jisai nori, kad tu darytum Dievo darbą. Todėl jeigu tu įsižeidai ir traukėsi, jeigu atėjo kartėlis ir tavo širdis apkarto, šiandien yra tavo diena paskelbti, aš nebūsiu Mara, aš nebūsiu Mara. Dievas mane pašaukė būti palaiminimu ir aš esu palaiminimas, aš nebūsiu kartėlio pilna Mara, aš nebūsiu tas sunkumų pilnas žmogus. Haleliuja, nes nėra nieko blogiau matyti krikščionių, bet visą aptemusį, nešantį sunkumus, naštas ir pasipiktinusį. Jeigu šiandien tu esi tas krikščionis, kuris sakiau, man pikta ir skaudu, aš skelbiu, tiesiog būk dabar išlaisvintas, nes tai tik tai demonų ataka tavo gyvenime, kuris suriša tavo kojas nuo ėjimo, tavo širdį užrakina, kad tu nepriimtum Dievo žodžio. Ir aš paimu Dovydo raktą ir Jėzaus Kristaus vardu skelbiu, tavo širdis atverta ir atrakinta dabar Jėzui. Ir tu bėgsi ir tarnausi, tu bėgsi iš priešo stovyklos, ir bėgsi šlovinti Dievą, ir bėgsi statyti Dievo namus, ir nešiosi plytas ir užbūsi spragų užpildytojas, spragų užlydytojas. Tu nedarysi spragas, bet tu užpildysi spragas, nes tu nepašauktas daryti spragų. Tu esi pašauktas, o čia spraga, aš užpildysiu, aš savo maldom, savo meilę, savo pasiaukom, aš užpildysiu visas spragas, kad Dievo pamatai būtų tvirti, kad Dievo pamatai būtų stiprus. Haleliuja, tu nepaliksi Dievo darbo, nes tu esi pašauktas Dievo darbui. Taip kaip Nehemijas, jisai statė, nesvarbu koks skausmas, nesvarbu ką ten užmetė, nesvarbu ką įžeidė, nesvarbu, jam buvo nesvarbu ir tu pasakyk, man nesvarbu, ko aš dabar turiu galvoti, ko aš dabar turiu kankintis, ko aš turiu dabar pergyventi dėl kažkokių keistų žodžių, dėl kažkokių pasakymų, ko aš čia turiu pergyventi. Aš, Dieve, tiesiog dabar sustiprinu bažnyčią, kad bažnyčia atsistotų Nehemijo patepime, haleliuja, stovėtų kartu ir žinotų, aš pašauktas statyti Dievo namus, plėsti dangaus karalystę ir aš būsiu geriau spragų užpildytojas, užlėsiu spragas savo maldomis, savo pasišventimu, bet mano liežuvį, Dieve, apsaugok, kad aš nuodyčiau bažnyčią, apsaugok mano širdį, apsaugok mano liežuvį, aš nenuodysiu Dievo bažnyčios ir leisiu Kristui eiti, o nekenksiu. O Viešpatie, mes visi stovime Viešpatie išsilaisvinę iš Maro sindromo. Maro sindromas turi išeiti iš bažnyčios, Maro sindromas, kartėlio pilnas sindromas, sunki širdis, naštų pilna širdis. Aš sutinku labai daug žmonių, kurie vaikšto pilni kartėlio. Toj bažnyčioje, tas anoj bažnyčioje, tas pastorius anas, o tas brolis, tas brolis. O ką tu padarei? Kur tu ką prisidėjai? Ne, tai aš ten nuėjau, mane įžeidė. O kur tavo darbas, kur tavo maldos, ko tu prisidedi? Paimk ir prisidėk. Nustok skaičiuot, kur tau kas, nes ten visur priešas. Ten priešas, ne vienas pastorius tavęs nenori įžeisti, ne vienas brolis nenori tavęs atmesti, ne vienas sesuo Kristuje nenori nieko blogo tau padaryti. Yra priešas. Atpažink priešą, atpažinkim priešą. Priešą, kuris vilioja, kuris gundo, kuris ištraukia, kad nestatytum Dievo namų. Atpažink priešą, melagį, kuris meluoja ir apgauna melais. O Dieve, kokia melo dvasia traukiasi. Kokia melo dvasia traukiasi, aš skelbiu, daugelis sugrįš į bažnyčias. Daugelis, šiandien, kurie mane girdit, tau nukrenta tos naštos, jūs grįšite į savo bažnyčias pasišokinėdami, grįšit su džiaugsmu, nes jūs supratot, ne pastorius, ne lyderis, ne brolis, ne sesuo. Velnias mane sugundė. Priešas mane apgavo.
priešas panaudojo paprastą žodį, kad aš įsižeiščiau. O, priešas! Pasišokinėdami grįžti į bažnyčią, pasišokinėdami, suprasdami, aš esu statytojas, aš nemara. Aš žinau, kad yra Dievo darbas didelis. Dievas nori, kad Dievo darbas būtų atliktas per tave. Tavo rankos reikalingos, tavo širdis reikalinga, tavo kojos reikalingos. Tu esi reikalingas Jėzui. Tu esi reikalingas, nes jis tave pašaukė, išsirinko, patepė. Nebūk apgautas, neleisk apsigauti, stovėk tvirtai ir paskelb priešai. Aš neturiu laiko, kada klausyti pletkų. Aš neturiu laiko, kada susiteršti savo vidų. Aš neturiu laiko. Haleliuja. Einam geriau pašlovinkim kartu. Einam pasimelskim. Einam geriau spragas užlydykim. Einam yra spragų. Einam tas spragas užlydykim. Neturiu laiko, kada kartėlį nešioti. Neturiu laiko. Esu užsiėmęs. Yra laikas bažnyčiai būti tokiai užimtai. Yra laikas būti Dievo vaikam būti tokiem užimtiem, kad užimtiem būtumėm. Pasaulis eina klystkeliais. Pasaulis, sielos važiuoja pro šoną kiekvieną dieną. Važiuoja mašinos kiekvieną dieną į pragarą. O bažnyčia kažkur tai kuičiasi. Yra laikas atverti duris ir eiti į pasaulį ir gelbėti sielas iš pragaro. Ir parodyti, koks Kristus gražus, ir kokia bažnyčia nuostabi, ir koks Dievas nuostabus, ir kaip nuostabus stovėti vieni už kitus ir užlydyti spragas. Bažnyčia niekada nekaltina vienas kito. Bažnyčia myli vienas kitą, nes bažnyčia yra Kristaus bažnyčia, o Kristaus bažnyčia nekaltina, Kristaus bažnyčia nebado, Kristaus bažnyčia eina viena armija dėl Kristaus, nes jis stato savo bažnyčią, kad mes būtumėm tvirti. Kartais tu pasilpsti. Tam, kad pamatytų, man reikia tavęs, Jėzau. Man reikia tavęs, Jėzau, pasilpau, išklausiau, pagalvojau, apsigavau. Bet dabar, Viešpatie, aš būsiu budresnis. Ir jeigu tu apsigavai melais, jeigu tu apsigavai ir sustingai ir nebenori statyti, nebenori prisidėti, tavo laikas šiandien nusimesti. Aš esu ne Mara, aš nebūsiu Mara, aš nebūsiu kartėlio pilna širdimi. Oh, no. Aš nenuodysiu nie savęs ir nenuodysiu kitų. Aš skelbiu išgydymą. Haleliuja. Išgydymą. Nesureikšmink įžeidimų, nesureikšmink kaltinimų. Pažiūrėk, kaip Nehemijas nesureikšmino jokio kaltinimo. Jis nesakė, ar jūs girdėjot, kaip mane kaltina? Ar jūs įsivaizduot, kaip mane kaltina? Jis sako, neturiu laiko. Bet tai tave Nehemija šitaip kaltina. Tave apkaltina neteisingais dalykais, sako, neturiu laiko, neįdomu, aš darau Dievo darbą. Man atrodo, kad mes turim labiau susikoncentruoti į statybą, labiau susikoncentruoti į sielas, labiau susikoncentruoti, užlydyti spragas. Ir pasakyti, aš neturiu laiko, man malda laukia, aš neturiu laiko, mūsų bažnyčia meldžiasi, aš neturiu laiko, man reikia Bibliją paskaityti, aš neturiu laiko, man reikia praplėsti dangaus karalystę, aš neturiu laiko. O, Dieve, aš meldžiu Nehemijo patepimo. Aš meldžiu šito patepimo, kad mes ant tiek matytumėm, kaip svarbus Dievo darbas. Kad mes taip aiškiai matytumėm, Dievo darbas yra toks svarbus ir reikalingas. Kad aš esu pašauktas būti spragų užlydytoju, sienų atstatytoju. Haleliuja. Kad Dievui taip svarbu yra Dievo vaikai. Jam taip svarbu Dievo vaikai. Haleliuja, Jėzau. Haleliuja. Ir velnis visada puola, kai tu stengiasi pakilti, kai tu nori eiti į kitą lygį, jis būtinai nori sugrąžinti ir tempti atgal. Mūsų bažnyčia išgyveno konferenciją, ji pakyla, mes šaukėm, ji pakyla. Šaukė visą bažnyčią, mes pakylam ir einam į kitą lygį. O velnis galvoja, dabar pradėsiu jau čia į kitą lygį eiti, jie sustiprės, reikia kažką mesti, kad jie pasitrauktų nuo pagrindinio tikslo. Bet mūsų bažnyčia nesitraukia ir aš meldžiu už kiekvieną. Nesitrauk iš bažnyčios, nesitrauk iš Dievo namų. Nelysk vienas į kampą. Tu nepašauktas būti vienas, tu pašauktas eiti kartu su Kristaus kūnu. Mes visi kartu stipresni, tvirtesni, mes vienas kitą panešam ir daug labiau laimim. Tūkstančiais laimim, labiau stipriau. Vienas žmogus mažai gali, bet ką gali komanda? Todėl nors tavo širdis apkarto šiandien, tu žinai, aš nesu Maros pašaukime, ar tu juokauji? Mes esam statytojai.
Yra Psalmė 127 pažadas. Jei viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai. Jei viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai. Haleliuja. Viešpats stato savo namus. Viešpats daro savo namus, o mums jam reikia netrukdyti. 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 Jisai stato namus. Ir kokie palaiminti vaikai. Kai žinom, viešpats stato namus, jisai saugo, jisai duoda žodį, jisai duoda aišku žodį, aiškę kryptį, aiškiai kaip judėti, todėl kad jisai stato namus. Jis apsaugo savo namus nuo klaidžiamokslių, nuo įsižeidimų. Jisai tuoj pat apvalo visų širdis, jisai žino, kur kas yra. Viešpats stato namus. Kitaip mes esam visi vargo bitės. Jeigu viešpats nestato namus, veltui vargsta statytojai, mes negalim pastatyti iš savęs. Nes namai statomi iš širdžių. Iš širdžių. Haleliuja. Todėl jisai gydo ir gydo širdis, kad mes statydintumėmės vienas prie kito. Kad mes lipintumėmės vienas prie kito. Brolis, sesuo, mes esam vienybė, mes esam viena, mes stipresni kartu. Matykim Kristaus bažnyčią. Galbūt aš nesutinku su tavo malda, ar nesutinku su tavo. Galbūt tu tiki tuo, aš truputėlį kitaip tikiu. Bet svarbiausia vienas dalykas, ar tu tiki, kad Jėzus mirė už tavo nuodėmes ir prisikėlė iš numirusių, ar tu tiki jo krauju, ar tu tiki amžinu gyvenimu. Yra daug niuansų, kur vienas tiki vienas tiek teologijos moka, kitas tiek teologiškai supranta. Ir dabar pjaukis vienas su kitu. Yra žmonės, kurie daugiau išprusė, giliau išprusė, yra žmonės, kur tik tai vos susigaudo. Tai dabar pjaukimės vieni su kitais, ar susiglauskim. Tavo širdis myli Jėzų, mano širdis myli Jėzų, tu šlovini Jėzų, aš šlovinu Jėzų. Šlovinkim kartu. Šlovinkim kartu. Nes tapkim statytojais, negriovėjais. Yra lengva griaut. Yra lengva griaut. Bet mums dabar bus lengva statyti. Mums lengva bus statyti. Kodėl? Todėl, kad mes gavom apreiškimą, kad ne aš statau, Jėzus stato. Jėzus stato ir mes nevargstam statydami, nes jisai stato, jisai formuoja, o mes tik plyšius užlipinam. O, plyšiai pamačiau. Ramama, šaka, ramamama, šilebe, robababa. Ir to plyšiaus neliko. Haleliuja, haleliuja. O, plyšiai pamatau. O, sielas reik laimėti. Organizuokimės. Matau plyšiai, sielos reik laimėti. Organizuokimės, junkimės kartu, širdį prie širdies. Čia mūsų ženklas meilės, čia mūsų pasišventimo ženklas, čia mūsų statyba. Sielas reikia laimėti šį sezoną. Aleliuja, Dievas davė nuostabiausią planą, nuostabiausią viziją. Aš kiek metų prašiau, sakiau, Dieve, kaip mums evangelizuoti? Vieni taip, kiti taip, treti taip, ketvirti taip evangelizuoja. Kodėl mes kaip bažnyčia negalim taip evangelizuoti? Ir viešpats prakalbo šiais metais, kaip mes turime evangelizuoti. Bet ar mes matysim tą spragą ir vienybėje eisim? Ar vienas eis, o kitas sakys, pažiūrėsiu, ar tu žlugsi, ar tu krisi. Pažiūrėsiu, kaip apie tave žmonės šnekės ir laikraščiai rašys. Bet aš žinau, kad šitoj bažnyčiai tokių nėra. Aš žinau, kad šitoj bažnyčiai tokių nėra. Žiūrovų nėra. Yra statytojai. Vis ir aš meldžiu, kad visi taptų statytojais. Kad visi matytų, yra spraga, reikia sielas laimėti. Yra spraga, reikia susijungti kartu. Kuo aš galiu prisidėti? Kuo aš galiu prisidėti prie namų statybos? Prie namų statybos mus kiekviena konferencija išmokina. Dar labiau prisiglaus vienas prie kito, dar labiau pasiauko, dar labiau kartu nešti statybą, dar labiau kartu suprasti, apsigludinti tais kaip tie akmenys, mes apsigludinam kiekvieną kartą, kai kažką darom. Mes apsigludinam, daugiau meilės įgaunam, daugiau pasišvenčiam. Aš namiškis. Todėl spragos negali būti mano namuose. Aš meldžiu, kad kiekvienas namiškis pradėtų matyti, čia yra spraga. Šitos spragos nebus, nes aš atsistosiu kaip namiškis. Matot, svečiai, jiem nesvarbu spragos, bet namiškiam jiems svarbu kiekviena spraga. Ir Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų tapti jo namiškiais, tapti jo statytojais, tapti jo darbininkais, kad mes statytumėm jo karalystę, plėstumėm jo karalystę ir jo karalystėj nebus galo. Nebus galo jo karalystėj. Toks mūsų viešpats. Toks mūsų viešpats. Ar ne jis stato? Aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Nenugalės.
Nenugalės, jis pasakė Petrui, kuris Petras išpažino, tu esi Kristus, gyvo Dievo sūnus. Aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir žinot, velnias kartais apgauna žmonės, kad čia nebus prabudimo. O čia jisai apgauna. Nebus prabudimo, čia neprasimelsit, čia neprasimušit, čia nepraeisit. O čia velnias kalba. Čia jo kalba. Nes Jėzus sako, aš pastatysiu savo bažnyčią. Bus prabudimas. Aš pastatysiu. Aš surasiu širdis. Aš surasiu, kurie užpildys spragas. Aš surasiu namiškius, kurie taip mane mylės, kad statys kartu. Dieve, aš dėkoju, Jėzau, aš dėkoju už kiekvieną namiškį. Už kiekvieną statytoją. Tegu uždengia statybos noras statyti, plėsti dangaus karalystę. O, šventoji Dievo dvasia, apdenk kiekvieną. Apdenk kiekvieną. Apdenk kiekvieną, kad būtų išgydytas pilnai. O jeigu tu turi kažką prieš brolį ir seserį, aš maldau tavęs. Nueik ir pasišnekėk. Atsisėsk ir pasišnekėk kaip draugas su draugu, brolius su broliu, sesuo su seserim. Atsisėsk ir išliek savo širdį. Ir paklausk klausimus. Ir tu pamatysi, kad neverta. Neverta laikyti pagiežų, neverta gyventi pagiežuose, apkalbose, neverta. Paklausk. Haleliuja. 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 Aš esu išbandžius vieną variantą. Ir jūs gal nustepsit. Esu išbandžius vieną variantą. Kur man yra žmogus atėjęs ir sako, žinai, apie tave kaip kalba. O apie tave taip kalba. Sakau, gerai. Aš dabar paskambinsiu tam žmogui ir sujungsiu tave su to žmogum. Ir mes pasižiūrėsim, kaip tas žmogus iš tikrųjų ką sakė. Nes aš nenoriu nusiteikti prieš tą žmogų. Aš nenoriu, kad tu man dabar ateitum ir atneštum man skausmą ir kerštą prieš tą žmogų. Aš dabar paskambinsiu tavo akivaizdu prie to žmogaus ir mes visi trys pasišnekėsim. Ir žinot, kas atsitinka? Ne, būk gera, nesakyk, nereik. O kodėl? Man nereik plėtkų, man reik tiesos. Man reik tiesos. O tiesa turi būti atvira. Jeigu pasakė, aš suprantu, bet pasakyk man dabar. Va tą, ką pasakyk man. Ne. Žinau dėl ko? Nes tas žmogus nešioja, o ne anas. Nes tas žmogus nori prisidengti nuo žmogum. Ir mums turim būti atsargus, nudžedžinti kitą žmogų, pasmerkti kitą žmogų. Gal tas žmogus pasakė tik tai smulkmeną, o jau šitas prideda visą filmą. Ir aš išbandžiau ir veikia labai gerai. Labai gerai veikia. 100% veikia. Ok. Aš viską viešai darau. Man nėra nieko uždaro. Yra viskas vieša. Ir žinot, tai yra tokia pamoka. Tas žmogus niekada nebeteis mane nešios nieko. Nes žino, kad aš atversiu viską. Man niekas negali atnešti ir pašnipždėti nuodų. Aš neleidžiu į savo ausį pašnipždėti nuodų. Aš kiekvieną nuodą viešai parodysiu. Ir nuodų nebelieka. Haleliuja. Išbandykite, jeigu norit. Ir pamatysit, kaip nuostabiai veikia. Ir pamatysit. Haleliuja. Dieve, aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau. Nes mes nenorim, kaip Kristaus kūnas, kad mums kažkas keršytų. Mes nenorim prisileisti prie savo širdies kažkokių neaiškių šnekų, neaiškių kalbų, sugedusio telefono. Sugedęs telefonas, jei vaikystėje žaidėt, jūs žinot gerai, kur jisai nueina. Į pievų pievas. Į pievų pievas, taip ir apšnekus nueina į pievų pievas, nieko bendro nebeturi su pirmo balsu, nieko bendro. O mes galim priimti kaip didžiausią dalyką. Aš meldžiu išgydymo visiems, Dieve. Ir aš meldžiu drąsos. Aš meldžiu drąsos. Aš meldžiu drąsos. Kad kiekvienas sugebėtų, tu kalbi, aš paskambinsiu ir pasiklauskim. Pasišnekam atvirai. Atvirai. Einam į atvirą erdvę. Pasišnekam atvirai. O, Dieve, aš dėkoju, kokia yra drąsa. Kokia yra drąsa ateina. Haleliuja. Niekas tau daugiau apšnekų nenešios. Niekada. Nes tu paleisi į erdvę. Įsiprašom, pasišnekam viešai. Nustos prie tavo ausies dūksti širšės.
Nebedūk širšės daugiau. O, Jėzau. O, Viešpatie, aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau. Aleliuja, Dieve, aš dėkoju už kiekvieną, kuris šiandien yra išgydytas. Aš dėkoju už kiekvieną, kuris šiandien pašauktas būt darbininku. Aš dėkoju, Viešpatie, Dieve, kad tu sustiprini ir sustiprini savo vaikus ir pakeli bažnyčią. Kad bažnyčia būtų pasiruošus kiekvienam geram darbui, sustiprėtų, sutvirtėtų kiekvienas Dievo vaikas. Aš dėkoju, Viešpatie, už kiekvieną moterį, kuri moterų tarnavė, moterų konferencijoje pražydo, prasiskleidė. Aš meldžiu, kad jos prasiskleistų kaip tos gėlės, Dieve. Dieve, aš meldžiu, kad jos nenuvystų, bet skleistųsi dar geresnį kvapą išlietų. Aleliuja, kad mes nenešiotumėm blogo kvapo, bet neštumėm gerą kvapą. Gerą kvapą, atleidimo kvapą, meilės kvapą, gailestingumo kvapą. Kad mes neštumėm tiesos kvapą. Teisumo kvapą neštumėm, Viešpatie. Aleliuja, Dieve, aš meldžiu, Dieve. Nes pakelta moteris, jinai traukia visus namus, traukia savo vaikus, laimina savo vyrą. Dieve, aš dėkoju, kad bažnyčia pakilo ir pakils dar stipriau. Aš dėkoju už išgydytas sielas, atnaujintas sielas, atnaujintus protus, sustiprintus žmonės. Aš dėkoju to, Viešpatie. Aleliuja. Aleliuja, Jėzau, ačiū tau. Aleliuja, Jėzau, koks tu geras. Ar ne? Dievas yra gydytojas. Ir jisai gydo viską. Kuo labiau pasileidžiam, tuo lengviau išgyti. Aš taip džiaugiuosi, ką Dievas daro šitose namuose. Laiminu kiekvieną prisijungusi.